Na, 3000 litų nėra didelė suma, tačiau tai neturi būti barjeras, kad neinvestuoti. Aš visų pirma pasakyčiau, kad turint 3000, tai 500 reiktų drąsiai atidėti mokslam, knygom. Ir už tai išeitų nemažai knygų, 6-7 knygos į interneto, jau su mokesčiais turbūt. Ir kibti uoliai skaityti, nes tik tais susidarius bendrą įspūdį siūlyčiau šokti į tą investicijų pasaulį. Ir, na, likusi dalis, tie 2500 galbūt galėtų, tai yra apie $1000, tai, manau, užsienio tarpininko leistų atsidaryti sąskaitą ir jie suteiktų taip pat demo prekybos galimybės, kurio pasinaudojus galima pabandyti pasižaisti ir suprasti, kaip pirkti, kaip parduoti, kas vyksta, kai kyla, kai krenta. Panašiai, tačiau nesistemingai, neturint strategijos kažkokios, tai, žinot, tai kažin ar turės kokios naudos. Todėl tai skaitant knygas būtina konspektuoti, užsirašyti esminius aspektus, principus ir bandyti taikyti. Ne tik perskaičius galvoti, kad jau kažką daugiau žinau, bet bandyti ir pritaikyti. Čia esminis dalykas, manau. Iš tikrųjų labai dažnas klausimas, kurį tenka išgirsti įvairiuose renginiuose, darant prezentacijas. Na, bet visų pirma reiktų šitą klausimą panagrinėti giliau, nes tai nėra kaip kažkokia strategija, tai yra kaip įrankis ar metodas, žinot, kaip ir fundamentali analizė, su ja galima daug ką daryti. Ar jūs bandysite atrinkti pigiausias kompanijas ar įmonės, ar jūsų tikslas yra surasti verslą, kurį stengsitės užauginti, tai vėlgi yra skirtingiam uždaviniams spręsti. Tai lygiai taip ir čia, turint šitą įrankį dar nereiškia, kad jūs jau viską žinosit. Svarbu žinoti, kokioje srityje jūs norite tą pritaikyti. Taigi čia yra vienas dalykas, nes kitas dalykas yra dar 1950 metais Harry Markovičius suformulavo modernios portfelio teorijos principus, kur jis pabrėžė, kad portfelio rezultatą žiūrėti vien tik pagal pelningumą yra neracionalu, todėl reikėtų įvertinti rizikos faktorių. Todėl, na, kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu paklaustų kas nors, per kiek laiko mes nuvažiuosim nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Atrodo paprastas klausimas, tačiau atsakymas gali labai skirtis priklausomai nuo to, kokią kainą mes užmokėsim už tą kelionę. Teisingai, jeigu mes judėsim pėsčiomis, tai mes galbūt eisim visą savaitę ir nekainuos nieko. Kita vertus, jeigu važiuosim dviračiu, gal užtruks 2 dienas, o lėktuvu galbūt užtrektų pusę valandos. Tai vat, su kokia kaina. Tai lygiai taip pat tas investicijų prieaugis ar pelningumas yra pasiekiamas tam tikrą rizikos kainą. Na, rizika matuojama yra klasikiniai literatūrai populiariausias matas yra standartinis nuokrypis. Na, mes labiau mėgstam maksimalų kritimą nuo piko ar Wilker indeksą. Taigi, atsakant į tą klausimą, sakyčiau, reiktų paminėti, kad mūsų stebimas strategijos pagal šią metodiką pasiekia apie 10-13% metinio pelningumo su apie 20% maksimalių kritimo nuo piko. Ir standartinis nuokrypis yra apie 10-15%. Tai yra, maždaug, yra turbūt tiksliausias atsakymas, kokį galima sugeneruoti tokį klausimą. Na, vienas šaltinis, kuris labai plačiai nagrinėja šitą klausimą, tai yra IC.org, Investment Company Institute. Nuo pirmųjų raidžių yra tas internetinis portalas IC.org. Ten galima įvairiais pjūviais pasižiūrėti, kaip pinigai judėjo iš obligacijų į akcijas, iš vienų fondų į kitus ir panašiai. Na, geresnio turbūt nesugalvosiu. Jie taip pat skelbia metinę kaip knygą, Fact Book, kurioje galima rasti nemažai medžiagos, ten 100 lapų, jeigu nesumeluosiu. Ir ten taip pat jie turi ir savaitinės apžvalgą.